Na, sveiki, chebrytė. Štai ir mano sekantis video, štai praėjo mėnesiukas. Ir turiu kai ką papasakot apie Horio Trap Control System. Čia mano bus asmeninis toksai, kas man patiko, kas nepatiko. Esu susidėjęs pliusiukų ir minusiukų, kas man jame patiko ir kas man nepatiko. Mėnesio, kiek mes čia laiko važinėjom, buvo streamai, ten kaip ir matėte, štai atėjo pagaliau laikas, kaip aš noriu papasakot apie šį vairą ir ar jisai yra vertas pirkt ar nėra vertas. Tai kaip ir lik po šio video ir aš tą papasakosiu pliusus ir minusus šio vairo. Nu ką, štai ir praėjo tas mėnesiukas, chebrytė, ir kai mes naudojamės iš to Horio Control System ir aš kaip ir esu susidaręs, ką jisai mane ir kuo jisai mane sužavėjo ir kuo ne. Esu šiandien tokį pasidariau listą, susirašiau pliusus ir minusus, vairo pedalai ir pavaros svirties, kaip ir keliausim viską po punktais ir papasakosiu plius minus, kas man patiko ir kas man nepatiko po mėnesio naudojimo. Tai mes keliausim kaip ir prie vairo ir prie mano listo. Ir ką, chebrytė, varom iš arčiau. Ta, pažiūrėt. Tai va, keliaudamas prie vairo. Tai va, ką mes galim apie jį papasakot? Vairas yra visai neblogas, 40 cm ir skaitysiu čia kaip plius minus iki savo daktariško rašto, tai kažką bandysim skaityti, ką mes ten prirašėm, tai keliausim prie vairo ir pliusų. Tai pliusų. Vairas, kas man patiko, kad jisai turi, kaip minėjau tam video, jisai turi metalinę plokštę, nes kaip jisai vyksta tas veržimas, jisai prisiveržia ir kad tikrai nuo stalo tu jo neatplėši. Tada kas iš pliusų toliau? Vairas patogus, jo tas nuolydis, tas nereikia kaip GT ten tie vairai, kaip tas pats Trustmasteris ir Logitechas, ten jį reikia laikyti tą vairą. Nu, tokioj pozicijoje, aš nežinau dabar kaip čia dabar parodyt, laikyti ne taip, kaip čia dabar tas vairas yra, jeigu čia matos, o taip laikyti ir jisai tas vadinamas įsitempu, žinai, kad nėra, kaip sakant, rankos, sakyčiau, įsitempę raumenys, o čia sėdint kėdėj, tiesiog atsirguliavus, tiesiog gali pasiimti vairo ir tiesiog atsipalaidavus vairuot. Tada, kas eina iš punkto toliau. Mygtukai. Mygtukų kaip ir jų yra daug. Stikai gali juos valdyti. Žaidime, nes nereikia nei klaviatūros, nei pelės. Žiauriai patogu. Viskas tau yra po ranka. Tada, nu, kas daugiau, kaip be signalo, tas didžiausias pliusas, nes kaip ir dauguma vairų, nu, gal jie nėra skirti kaip ir tiem, kaip ir euro ar kam ten, bet čia jie pasistengia, kad ir turi tą vadinamą signalą per vidurį, tas irgi įdomus, kaip vairą minėjau 40 cm, toksai didelis, tikrai nemažas, čia galima biškelį už toliau pritrauk pasižiūrėti su tuo fokusu, 40 cm vairas, beveik kaip realaus, bet realaus tą apie kem 4, kem 6 ar kem 5 cm, tai kaip ir čia toksai visai, jeigu pasidarius 900 laipsnių, o 1800, tai kaip sakant, yra ką vairuot. Tada kas toliau eina po punktais, tada kaip minėjau, vairas yra minimalus. Čia aš kamerą padėsiu, minimalus
nuo 180 iki 1800 laipsnių. Malonus Ford feedbackas, galiu pasakyti, tas dual motors, bet aišku, čia motorai, bet malonus vis tiek, kai palyginus tie, kas turi Logitech'ą ar tuos pirmuosius tokius kaip Trustmasteris, tai čia su Trustmasteriu neturiu palyginti, nes aš jo neturiu, bet su Logitech'u tai turiu, tai jisai tikrai maloniau nei Logitech'as, galiu aš tą pasakyti. Tada malonus valdymas, tą minėjau, kaip ir 40 cm irgi kaip ir paminėjau, ir jisai yra patogus. Tada keliauna prie minusų. Kas man užkliuvo vairuojant, ypač kai vairuoji su ilgom rankovėm ar su laikrodžiu, kai tu su kita barankė visada būna man kairinis tikas užsikabina arba už rankovės, arba už laikrodžio. Tai nežinau, gal specifiškai man taip, bet būna, kad jisai užkliūna. Kartais būna ir dešinį, bet labiau vis tiek man jisai kairinis, nes būna, kad vis tiek su rankom pasiėmė ir būna užkliūni. Kaip be vairuotum, nežinau, bet geriausiai, arba nežinau, nusimti laikrodį arba atsireituoti ir kad, bet ir būna, kad ir su rankom užkliūna. Ypač prie intensyvaus to vairavimo, kai tau reikia labai daug greitai susukti. Tada kas? Vairas turi šiek tiek to laisvo judesio. Gal iškeltai iš šito kampo parodysiu, jei pamatysis. Čia dabar mano pastabė nėra prisukta, bet žodžiu juda. Tokio laisvo judėjimo turi. Bet aišku, nėra tas kritinis. Ir posūkio signalas. Čia kur yra posūkio signalas, čia sofksim. Jisai mechaniškai negrįžta. Tai jisai programiškai grįžta, kai tu esi vairą susukęs daugiau nei 50, sakyčiau, procentų daugiau susukęs ir kai vairas grįžta ir jisai programiškai atsijungia. Arba pačiam reikia imti ir atjungti. Toks ir minusas vairo. O visa kita, kaip ir turi mygtukų šitų papildomų, bet aš juos pindinti nebandžiau, bet visa kitas, kas čia yra su driveriais, jisai jau yra viskas užbindinta ir veikia, kas liečia vairą. Tada taip, kaip ir plius minus papasakojau, tada kas pedalai. Iš pliusų tai, kas jie veikia, turi holo daviklius, nes gazų pedalas ten turi tokią gumą, nes spaudžiant, čia biškelčiai mes prieisim, parodysiu, jisai turi tokį kaip laisvą eigą, apie kokių gal 70% nusispaudžia pedalai. Ir kad nori 100%, reikia jau šiek tiek jėgos įspaust, kad pilnai, kad jau tą įspaustum stabdžių pedalą. Nėra taip, kad ten, žinai, pas kaip Logitech'as, Trustmasteris, ten pedalai ten tie patys, tiesiog to efekto nėra. Ten, žinai, įspaudė pilnai, jokių ten, žinai, jėgos jau 100%, o čia turi to laisvo, apie 7 ar 8% ir nori pilnai, turi pridėti jėgos. Galim keliauti apačion ir parodysiu tą vadinamą gumą. Čia biškelį, kiek biškiai jau mano apdulkėjus, bet žodžio čia guma. Tipo, tas laisvumo turi, jeigu matos. Ir kad nori spaust, reikia jau šiek tiek jau jėgos priduot, kad įspaustum jau 100%. Toksai šiaip sakyčiau dalykas, bet aišku, tokio biškelį, kaip sakant, realizmo biškelį gal sakyčiau, gal priduoda. O visi kiti pedalai, sankaba šiek tiek kiečiau nei gazas vaikšto, o su stabdžiu kaip ir pusė velnio, gal sakyčiau, lenktynėse kaip GT, tas gal būtų kaip ir kapliusas, nes neduotų pilnai tie, kas neturi ABS omeny ir jie neusiblokuotų pilnai, to kaip ir turi. Ir aišku, lendamis už tavo, ir aišku,
Ir aišku, tie pedalai turi RJ Cam 5 jungtį. Čia jeigu dabar matosi. RJ Cam 5 jungtį su adapterio pagalba. Mačiau Fanatec oficial saituose, jie ten turi adapterį iš RJ Cam 5 į USB, tai galima jį pajungti kaip išorinį prietaisą, tai nebūtinai, kad į bazę jungtų. Tai kaip ir galima ir kitą bazę naudoti ir pajungti, manau, pedalus ir taupant metus va šitą lauk bazę, kad nesitrukdytų kokiam lenktynėms ar visą kitą ir kaip ir tas toks va ir pliusas. Minusai. Ką aš galiu apie minusus pasakyti apie šį pedalai. Pedalai vis tiek čiuožinėja, nes jie turi tokias kaip ir gumelės, ten turi tarp tų kampų 1, 2, 3, 4, 5, 6, man atrodo. 7 ar 8, dabar va neatsimenu, bet aš dabar sulipnai juos priklijavęs. Jie tipo turi mažinti tą slydimą, bet nepadeda vis tiek. Jeigu su jėga naudoji tuos tipo pedalus, paspaudi su jėga, vis tiek jie čiuožia, o jeigu dar plus dar pastavė kėdėje su ratais, tai va šiandien nesąmonė, tai jie čiuožia paspaudus ir tiesiog tau nuo kojų čiuožia ir pats atgal važiuoji su kėdė su ratais, tai toks va pats pigiausias ir greičiausias variantas, tai jeigu tavo laminatas ar tavo linoleumas grindys, gal ir grindys, tai nusipirk dvigubą lipnią juostą ir ją priklijuoti tiesiog va per tuos va kampais va 1, 2, 3 per 4 kampus klijuoji, tiesiog ir randi savo patogią vietą, kaip aš dabar pasidaręs patogią vietą ir viskas, ir jie kaip ir gali pedalus spausti kaip noriu ir jie nečiuožinėja, nes aš juos priklijavau. Tik svarbu, kad kėdė mano naudoju taptinį stablį, kad jie nečiuožtų. Tai va. Kaip ir iš pedalo. Ir viskas, ką aš galiu pasakyti. Daugiau kaip ir neturiu ką ir papasakot. Tai va. Ir jeigu neturiu kur juos prisisukti, to tipo stovo ar ką nors ant tokio, kaip kokpitas vadinamas, tai prisisukt arba, nežinau, jeigu negaila ten tų grindų ar lentų, ten žinai, tai galima ten kokią lentelę ar ką ten imt prisukti su medvačiais, kad tiesiog ir laikytųsi ir viskas. Tai va. Pavarų svirtis, kas man jie patiko. Man joje labai daug kas patiko, nes pavarų svirtis turi daug bottomboxų, viskas patogu po ranka, beveik patogu, bet čia reikia įprast. Tada svirtis turi kaip ir tą dalytuvą, tas knopkės čia visur ir turi tą režimą, kad jisai švelniai persijunginėtų ir standžiai. Čia toksai kaip ir reguliatorius toksai va, nes jeigu dabar va švelniai, tai net atrodo, net tu jo net nejauti, ar tu šoviai tą bėgį, ar įjungiai, ar ne, su jo pagalba. Bet ir tai va. Aš tai labiau prie to kliko labiau. Ir turi tą H jungties ir sekvencinės modo jungiklį. Ir šiandien tas vairas kaip ir su Type-C jungtim. Jisai čia va pasijungia. Ir USB. Tai pliusas tame, kad jį irgi gali kaip išorinį prietaisą jungt, manau, kaip ir su kita bazė gali naudot. Tai va, kaip sekvencinė ir H pattern. Ir taip, ir kas man minusai, kas man nepatiko. Plonas šitas, kaip aš buvau minėjęs, toksai biškį vos ne fiasko. Taip ir būna, kai nepritvirtini vairo ir tiesiog ir biškelį prisuksim, kad dėl visą pikto nenukristų. Tai va, grįžtam prie to pačio. Kas man nepatiko, nes yra plona, čia plastikas plonas, čia va šitame vietoje. Nes kuo labiau jį verži, tas plastikas jisai kaip ir skiečiasi ir gali jį ir kaip ir nulaužt. Bet aišku, čia jį kaip ir čia jėgos nereikia, kad jisai tvirtai laikytųsi, kaip jisai ir laikosi. Tada kas toliau, mygtukai man
porą mygtukų man nepatiko, nes va šitas aš labiau norėčiau, kad būtų jisai tas dalytuvo mygtukas, toksai, ta vadinama kaip nosis, sakyčiau. Norėčiau, kad būtinai būtų buvus ilgesnė, nes kaip ir kažką jungi, sakyčiau, reikia bandyti kaip tarsi kaip apčiuopt. O tas toksai, gal sakyčiau, diskomfortas, bet ne tiek, bet norisi tos mygtuko ieškoti. O kad būtų ilgesnis, sakyčiau, tai būtų gal visai ir patogu, nes taip greitai jėmi ir perjunginėtų. O va čia jau reikia net jau pirštų kaip ir prisiglaust, kad tu jį perjunginėtum. Tada viršutinė knopkė man va šitą nepatiko, nes jinai žiauriai į viršų jungia, taip lengvai, o į apačią taip tokia sunkiai jungiasi. Šiaip aš jos nenaudoju, nes nežinau, man bent jau asmeniškai man nėra patogu, man labiau va čia patogu. Aš kaip perjunginėju dalytuvų čia ir naudoju tipo high and low, pasjungiu tuos tipo iš 12 ar 18 bėgių tą jungiu, tai perjungiu ir high ir low naudoju va šitą knopkę. Priklausomai nuo pagal ranką, bet kas gali dešinę naudoti, aš naudoju kairę, man biškeli patogiau, kai jungiu tą dalytuvą hobą ir normaliai. Ir tada, kas man nepatiko, tai jungimas į H. Tai esu dar tokį pasidaręs, tokį kaip brėžinuką pademonstruoti, kas man nepatiko. O principas tame, kai čia H, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir R, ir būna jie, kai jungi bėgius, neišaunu, nepataikau į tuos tarpus vadinamus, tai vis būna užkliūna į tuose, kaip metalos, kai jungi, ypač 3, 4 būna ir dažniausiai būna 3, 5 vis nepataikau. Tai būna, atrodo, kai laisva eiga tipo jungi 1, 2 ir būna, kad ir jau vėl užkliuvo. Tai reikia tokį, būna ir 5 būna, jeigu šiek tiek arba nedastumi, arba per daug irgi atsiremia ir būna ir su 6. Bet tai čia, nežinau, čia gal reikia dar įprast, arba dar kaip ir turi judesio. Ar tokio, tai gal ir dėl to sakyčiau, kad neišauni. Bet pasipraktikavus gal ir, bet yra atbulinis, kaip ir pagal viską, taip kaip ir labai giliai jisai. Ir to dar turi judesio, dar šito dar. Pati dar. Čia nėra labai baisiai, bet kažkaip aš labai nekreipiau dėmesio, ar jinai jau tokia buvo klibėjanti, ta vadinama judanti. Ar jau čia po kiek laiko, tai aš dėl to labai ir neįsiminiau. Bet toks ir, sakyčiau, su 1 ir 2 nėra problemų, bet kai būna į 3 noriu, jeigu neįpratęs, tai gali neišauti. Atsirėmė tuos tipo metaliukus. Tas vadinamas toks strypas, jeigu čia matosi. O apibendrinant, vairas yra patogus. Gali su juo atsipalaidavus tikrai važiuoti ir nepavargsi kaip su Logitechu, nes pliusas tame, kad jo, kaip minėjau, jo pozicija visai patogi. Ne taip vairo laikai, o toks labiau kaip gulšė, sakyčiau, tas ir pliusas. Kai viskas patogu, beveik patogu, tas button boxas, pavarų svirties, kaip čia reikia, gal sakyčiau, įpročio, bet aišku, kai kas biškai gal nepatogu, sakyčiau, gal tas degimo, tas mygtukas, degimo starterio toksai, kaip ir, gal sakyčiau, jis nėra toksai patogus, bet kai, jeigu pavara, taip, jeigu įjungus pavara, tai jo, taip patogu, bet jeigu jau taip, toks jau reikia jau tada su pirštais tiestis arba iš čia, bet kaip aš pratęs, man būtų, sakyčiau, patogiau, kad būtų gal kažkur čia, gal sakyčiau, gal, žinai, tą degimą ten, žinai, bats, degimą starterį ir pavara jungi. Galėjo būti ir atvirkščiai tą padaryti. Bet aišku, čia galima perbindinti, bet čia toks, nesakyčiau, labai jau toks kritinis dalykas, kad kažkuo jau čia blogai. Kas toliau?
viskas veikia, daugiau daryti nieko nereikia, nu kaip buvo minėta mano visų driveriais. Persipoti driverius ir iš karto viskas veikia, viskas užbindinta, kaip minėjau, tuos tipo dalytuvų mygtukus reikia užsibindinti ten su pirmo ir antro ir viskas. Kad perjunginė 12 į 18 bėgių. Minusai, jis gal, aišku, oficialiame saite yra Hori listas ten palaikomųjų žaidimų, bet irgi ten yra kai ką ir palaiko, bet ne pilnai kažką palaiko ir listas yra mažas, tai jeigu ką aš galėsiu tą žaidimų listą, tą ką šitas vairas palaiko, tai užbindinsiu komentarę ir toks gal ir minusas, sakyčiau, kaina. Jisai, aišku, yra brangus nei koksai Logitech'as, Logitech'ą pilną gali už 300 eurų paimti, o jeigu dar ir naudota, dar pigiau rasi, bet šitas vairas jau 600, kai kas dar sugeba ir už 7 ir 800 dar pardavinėti. Bet jo reali kaina yra 605 su centais, ar jisai vertas yra pinigų. Jeigu žaidė specifiškai Euro ir American Trucką, jisai yra vertas, bet jeigu kažką nori žaisti ne tik American Trucką ir Euro Trucką ir kažką daugiau, na, aš sakyčiau, šitas vairas jau tada nėra tinkamas. Tiesiog pirkt kitą. Čia tavo pats pirmas vairas bus, tai čia geras klausimas, tai jau gal geriau pasibandyti jau imti tą Logitech'ą, pasibandyti ir jeigu matai, kad patinka, jau perki kažką įmantresnio, o šį vairą kaip pirmą, sakyčiau brangokai, bet aišku, ką jisai duoda, tos force backą, malonumą, tą patogumą, knopkės, viskas veikia, kas priklauso, nu, gal, sakyčiau, gal ir verta, bet sakau, bet tikrai ne visiems, tie, kas neturi daug pinigų ir gaili, ir kas neturi 600 eurų laisvų, tai gal tada pirk pigesnį variantą, bet aišku, jau ten nebus tiek mygtukų, kiek čia yra, bottomboxų ir visko, kaip ir Logitech'as, nes jeigu nori dalytuvą jau ant to Logitech'o pavarų svirties užsimes ir jau tada reikėtų jau pirkti atskirai, kažkas gali kainuoti nuo 5 iki 100 eurų net. Šitas visas dalykėlis, o čia jau viskas yra. Na ir pliusas tame, kad jisai gali juos prijungti kaip papildomus be bazės, tuos kaip išorinius prietaisus, bet aišku, esu aš nebandęs, tai nežinau, kaip jisai veiktų. Ir sorry, jeigu ką ten autofokusai ar kas ten bus blogai, tai sorry, aš tai šito kaip nematau tą gale. Tai kaip ir tiek, tai mano, dar kartą pasikartosiu, jeigu turi laisvų pinigų 600 ir nori patogiai važiuoti Euro ir American Truck daugiau nieko, šitas vairas yra tinkamas ir rekomenduoju, bet jeigu tu vairuoji kažką daugiau nei Euro Trucką ir American Trucką ir kažką vairuoji daugiau kaip lenktynės, tai geriau jo nepirk. Ar galiu patį pirmą vairą, kurio tu rankose neturėjai? Galiu, bet ir ne. Nes jisai kaip ir yra brangokas, tai gal dėl to gal aš jo ir nerekomenduočiau pirkti, nes 600 eurų ir pavairavus supranti, kad tau nepatinka ir tu jau nebenori žaisti, tai jau 600 eurų veltui išmest, tai žinai, o kad jį parduot, klausimas, ar tu jį parduosi. Tai va, tai tiek hibridai, tai ką aš kaip ir manau viską papasakojau, tos gal video buvo trumpas. Ir tikėkime, kad informatyvus buvo. Jeigu patiko šitas video, tai hebra, tai nepamirškit paspausti like. Ir jeigu esi naujas ir subscribe mano YouTube kanalą, tai kaip ir padėsit man augti toliau. Ir aišku, aš darau live streamus kaip ir YouTube ir Twitch. Tai pasirinkė savo patogią platformą arba YouTube arba Twitch. Ir stengiuosi daryti kiekvieną dieną vakare 4 be 5 valandą vakaro, nes čia laiko skirtumas. Ir jeigu turėsi kokių klausimų, tai gali palikti komentarę arba ateiti į mano live. Nu, kai aš darau streamus, ateiti kažką paklausti, kas tau įdomu, ir jeigu aš žinosiu
pagelbėsiu ir aš tau atsakysiu kažką. Tai tiek, tai gero vakaro, dienos ar ryto, kada mano žiūrėjai šį video. Visiems iki ir pasimatysim mano streame arba kituose videose. Tai taip ir peace. Aš Auskis Brydė.